Merai, išeik! Malinauskai, išeik! Malinauskai, pasirodyk! Meras Bailys! Meras Bailys! Gruodžio 1 vyko Druskininkų savivaldybės tarybos posėdis. Vienas labiausiai druskininkiečius jaudinančių klausimų taryboje – Druskininkų pirties pastato pritaikymas tautodalininkų veiklai. Druskininkiečiai nepalaiko tokio sprendimo ir kovoja už pirties veiklos atnaujinimą. Į tarybos posėdį einančius tarybos narius pasitiko piketuojantys druskininkiečiai ir karstas prieš mero kabineto langus ant priimamojo laiptų. Tai piketuotojai simboliškai parodė, kad savivaldybės sprendimu laidojama pamėgta Druskininkų pirtis. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas prieš posėdį paklaustas, kaip balsuos dėl Druskininkų pirties klausimo, sudavė žurnalistui ir taip pat teigė, kad buvo užpultas. Čia nesuntokia dėl pirties, biškį sakysim, druskininkiečiai susirinko. Labai bus malonu pabendrauti. Ten karstas jums pastatytas prie durų, bet įstatymas nedraudžia karsto statyti, manyčiau. Oi, atsiprašau. Oi, čia geras. Nespėjau. Galvojau, kad muštis norit. Atsiprašau. Čia geras. Artėjant darbotvarkės klausimai dėl Druskininkų pirties, tarybos posėdžių salėje pasirodė civiliais rūbais apsirengę policijos pareigūnai. Jei komisariatai įsivežė vieną iš Druskininkų pirties išsaugojimo besirūpinančių aktyvistų, neformalaus judėjimo Druskininkų gynimo frontas pirmininką, teisininką Saulių Vaikšnorą. Kaip dirba meras, tai reiškia, iš karto buvo iškviesta policija ir dabar neva mane reikia sulaikyti ir nuvežti apklausai policijai dėl to, kad buvo kažkas tai išplatinta dėl mano veiklos, dėl pirties ir neva buvo išplatinta ir buvo apšmeižta kažkokie tai meras ar kažkokie tai... Tai va, tai, mato, tai, tik atvykau į mitingą ir suprantat, į pilietinę akciją, tai apklausai mane dabar... Mes vykdom nutarimą. Supratau, policininkai čia nekalti, jie vykdo įstatymus. Kas priėmė nutarimą? Tai yra tyrėja, priėmė nutarimą. O įdomu, tyrėja, tai dirba policijos komisariate, o policijos komisaro yra viršininkas, o jo žmona dirba savivaldybė. Ar žmogus gali tikėtis būti paleistas po apklausos? Tai be abejo, manegi nesuėmo, tik apklausai. Apklausai. Kiek dėmesio, matot? Kur jums patogiau, prašom? Bek. Nutarimą, prašom, paimkit. Gerai. Susipažinti. Greitai. Tarybos posėdžių metu pareigūnai filmavo ir šį vaizdo reportažą rengusius žurnalistus. 17 klausimas dėl pastato Čiurlionio gatvėje 27 Druskininkuose pritaikymo tautodailės poreikiams, prašau. Taip, jeigu, sakysime, bus sukurtas taip nemažas turtas, padarė šitą pastatą įrengus kaip reikia, ar yra pajėgus juridinis asmuo, kuris finansiškai pajėgus būtų tą turtą tvarkyti ir kaip jis bus tvarkomas iš vis. Kad mes nekalbam apie privatų asmenį, mes kalbam apie gautas lėšas iš fondo, Lenkijos Lietuvos fondo, kurių pagalba bus sukurta, kaip mes vadiname, menų kalvė. Ir kadangi šiandien dienai yra išlaikomos įvairių menininkų tam tikros grupės ir pastatai, tautodai. Gerbiami tarybos nariai, visų pirma, nesu nusiteikęs prieš tautodailininkus, tačiau Druskininkų miesto viešoji pirtis nuo seno garsėjo savo autentiškumu ir buvo didelis traukos objektas tiek druskininkiečiams, tiek miesto svečiams, turistams iš Izraelio, Rusijos ir kitų šalių jau nuo 1963 metų. Net ir dabar pasigirsta nemažai klausimų iš turistų nuolat atvykstančių, kodėl nebeveikia miesto viešoji pirtis. Pirtis įvertinta kaip geriausia tokio tipo pirtis Lietuvoje ir tai įvertinę net Suomiai pasiruošę duoti sertifikatą kaip geriausios pirties Lietuvoje. Aš kalbu apie
pačią krosnį, ne apie pačią pastatą. Taip pat savo norus yra išreiškę ir druskinkiečiai, kur surinkė virš 400 parašų dėl pirties neuždarimo. Kiek man žinoma, net 5 žmonės kreipėsi į savivaldybę su pasiūlymais dėl pirties išnuomavimo ir pabrėžė, kad būtų įkurta ne 10 darbo vietų. Kodėl į tai neatsižvelgia? Jei yra žmonių, kurie nori investuoti į pirtį, reikėtų tik sveikinti tokią iniciatyvą. Tai būtų didelis traukos objektas ir turistams, ir miestiečiams, vertinantiems tradicišką pirtį. Kiek man žinoma, Lietuvos pirtininkų bendruomenė yra labai nepatenkinta ir žada kreiptis į prokuratūrą ir visas įmanomas instancijas dėl viešo intereso apgynimo. Dar kartą tikrai nesu nusteikęs prieš tautodailininkus, bet ar nebūtų galima rasti kompromiso? Kiek žinau, dar yra panašus amatų centras Dabruko prie autobusų parko. Ten yra. Ir kaip būtų, jeigu nebūtų gaunama finansinės paramos, žodžiu, iš tos Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Veiklūs kaimynai. Ar nebūtų išgriauta krosnis ir po to sužinoję, kad negausim paramos, kažkaip būtų kitaip pasielgta. Ačiū už pasisakymą. Dar bus norinčių pasisakyti? Klausimas ar pasisakymas, prašau. Ar Druskininkų savivaldybėje nėra kitų patalpų tinkamų pritaikyti tautodailės poreikiams? Tokių patalpų būtent tokį tautodailės veiklą nėra. Galima būti ir patogi vieta, ir pastatas didelis, ir kiemas. Jeigu jūs žinom, pasakykit, panaudosim. Nėra. Ačiū. Matau dar bus norinčių klausti? Pasiūlymai. Prašau. Jeigu Druskininkuose nėra galimybės rasti kitų tinkamų patalpų pritaikyti tautodailės poreikiams, tai siūlau sprendimo projektą papildyti, kad patalpos esančios Čiurlionio gatvėje 27 būtų pritaikytos ne tik tautodailės poreikiams, bet ir išsaugoma Druskininkų viešoji pirtis pagal galimybę. Ta prasme, supratau, kad siūlymas tautodailiai dirbti aukštoj temperatūrai. Gal ir neblogas. Patalpos yra 600 kvadratinių metrų. Ačiū. Dar norite klausti? Prašau. Norėjau paklausti, ar buvo sudaryta komisija priimant pirtį iš UAB parama, žodžiu, dėl būklės, žodžiu, pagal sutartį buvo nurodyta, kad būklė turi būti neblogesnė nei buvo perduota pirtis. Į šį klausimą savivaldybės investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Virskas tiesioginio atsakymo nepateikė. Jis teigė, kad 2001 metais buvo sunku rasti investuotojus. Savivaldybė skyrė 150 000 litų pirties remontui ir perdavė ją administruoti privačiai bendroviai. Mes šitą bardaką baigsim, nu kas čia darosi, aš klausykit atvykau. Prašau išeiti, remontinį posėdį. Sprendimas priimtas 20 balsų už. O kas jūs tokia? Tie, kur puolėt muštis? Ne, mes nesimušėm. Tikrai neturiu ką kalbėti. Norėjom paklausti, ko jūs mes išgąsdinome savo klausimą. Tiesiog jūsų elgesys šokant link manęs atrodė, kad puolat muštis, tik tai to ir išgąsdino. Ir dar norėjau paklausti, ar kaip gal reaguojate į to teisininko sprendimus, kad jis kreipsis į prokuratūrą, STT. Jeigu jisai jums teisininkas, man tai nelabai. Tokia proga. Kai tokie zdaravūs vyrai tokių puolimų daro, tai žinot, atrodo, kad jau muštis puolat, o ne paklausti. Kokį įspūdį jums paliko tarybos posėdis? Nu, klausyk, tai čia dar Zuokas palyginus kaip angeliukas. Ką aš mačiau, nu mano subjektyvė nuomonė, tai 36 metai kažkokį, supranti, aišku, dauguma tai yra dauguma, bet tas buldozeris, tai čia supranti, tai principas čia akivaizdus, galima vesti studentus, vesti, supranti, politologijos studijuojančius studentus, kaip supranti, absoliučiai jokios svarstymų, jokios diskusijos, viskas buldozerių ir ką padarysime, tai todėl mano nuomonė, dėl tokios situacijos ir žmonės išvažiuoja iš Lietuvos. Jie, supranti,
neranda nei teisingumo, nei supranti, nei kažkokio, įsigilinimo kažkokią esmę. Dabar dėl ir ta pirtis, tai klausyk, ir Suomiai man sako, ir rusai, aš kaip prezidentas kontaktuojame, sako, mes duosim sertifikatą, jums iškabinkit ant sienų suomių, anglų kalba, kad šita pirtis yra geriausia. Gal ir Europoje, mes geresnės nematėm. Tai bus kaip traukos centras, tai žiūrėk, ką jie padarė. Jie, supranti, dabar atiduos kažkokiam amatų centrui, nors jisai jau veikia amatų centras, viską išgriaus, gaus iš Europos pinigus ir bus amatų centras. Lyg tai, supranti, nėra pastatų kitokių tuščių, žinai. Bet aš manau, kad dabar informuosiu valdybos posėdėje pirtininkus visus ir manyčiau, čia bus užpilta ieškiniais. Ir ginant viešą interesą kreiptas į generalinę prokuratūrą ir piketus organizuojama bus ir manyčiau, vis vien kažkaip turi būti pergalė. O ką jums policijos komisariate pasakė ir kaip jūs galvojat, kodėl būtent tarybos posėdžio metu jūs išsivedė iš salės? Manyčiau, išsivedė, kad negalėčiau pasisakyti, nes meras neva pasikreipęs į policiją, kad aš jį dėl šitos pirties šmeižiu, kaltino neva kažkokiais nebūtais dalykais, tai dabar jis man baudžiamą bylą iškėlė ir suprantat, kaip tik, kad negalėčiau pareikšti savo nuomonės, nors per tas 3 minutės, tai buvo viskas ir organizuota, tai irgi kreipsimės į prokuratūrą, viskas ir labai keista, suprantat, kada meras pasikreipia į Druskininkų policijos komisariatą ir bylą man užveda mero pasikreipimu, o policijos komisariate dirba policijos komisariato viršininkas, o jo žmona dirba savivaldybėje administracijos direktoriaus pavaduotoja, tai čia be komentarų, Bet nieko, aš už tai ir ačiū Dievui įgijau išsilavinimą teisinį, teisėjų dirbo advokatu, tai kovoti moku už savo teises ir tą ir padarysim. Mes pastebėjome, kad policijos pareigūnai filmavo ir mus žurnalistus. Kaip jūs galvojate, ar tai normalu, ar tai kažkokia autoritarizmo apraiška? Tai jie, manyčiau, apsidraudė, šiaip jau tai teisiškai neprisikabins, jie filmuoja neva visą kontekstą. Paruošiu kreipimas į centrinę žiniasklaidą, į viešasias, kad nebalsuokit pirtininkai už socialdemokratus. Nes socialdemokratas ką padarė su geriausia pirtimi Europoje. Klausyk, po to bus teikti ieškiniai ir bandysim įrodyti teismo keliu, kad meras užsiima nesąmonėm ir turi kažkokiu tai savanaudiškų interesų. Teismo keliu bandysim tai įrodyti. Savivaldybė tarybos posėdėje priėmė sprendimą, kad pirties patalpos atiteks tautodailininkams. Kaip jūs galvojate, ar vertėjo atgaivinti pirtį, ar dabar atiduoti ją tautodailininkams? Reikia atgaivinti, atiduoti tautodailininkams kur nors kitur. Todėl, kad žmonės labai teiraujasi pirties, o kai padarė tokį mokestį 45 litus. Tai čia per daug žmogui. Ir atvažiuoja vasarą žmonės, aš ten biškį dirbau, tai aš žinau, visada sakydavo, kaip gerai, kaip pas jūs yra pirtis. Mes labai patenkinti. Ir vantai buvo, viskas buvo gerai. O dabar uždarė, tai žmonės, jūs paklausinėkit vietinių žmonių, daug kas nepatenkintas. Turi su patogumais būtą, bet vis tiek nori įpirti, viską, kas ten priklauso. Laidojame Druskininkų pirtį. Geriausia pirtis Lietuvoje. Malinauskas korumpuotas galimai meras pirtį nori žlugdyti. Jie draudžia laikyti butaforinį karstą prie savivaldybės pastato. Įstatymai to nedraudžia. Kreiptas į visus pirtininkus Lietuvoje, kad per artėjančius rinkimus nebūtų balsuojama už socialdemokratų partiją. Labadiena. Kokį šiandien sprendimą priimsite pirties klausimu? Gerbiami tarybos nariai, vykdoma pilietinė akcija Gelbėkime Druskininkų pirtį. Siūlyčiau atsakingai šitą klausimą pažiūrėti, nes taip yra, klausykit, bus viešas interesas ginamas ir visi tiek Druskininkų, tiek Lietuvos pirtininkai teiks ieškinius teismui. Yra pakankamai pastatų tuščių, yra Dabruko centras ir tai yra nusikaltimas, kas bus.